O, labą dieną. O, ką, hebra? Jūs kelčia? Mes pagal vieną iš jūsų pageidavimą bandom rasti. Ešerinė, vadinas toksai brūt. Davažiavimą nėra. Nors navigacija rodo keliuką, gražų tipo, bet čia tai su džipu nebent. Tai ir važiuojant rašą, ženklai. Net rašą vaikščioti draudžiama. Ne, kaip ten. Žvejoti, vaikščioti, važiuoti, vaizdo kamerom stebimo, viską, karočią nieką negali daryti. Žodžiu, viskas draudžiama, bet mes einam ieškoti ežeriuką. Mes oro einam, tai skraidyti nedraudė. O, kokia didumo! Kas ten toksai? Kaip sparnais įskleidė, koks metras. Daugiau kaip arūgė visą. Tai ir žodžiu, bandom ieškoti tą ešerinę, sakė, gal žvejoti, viskas ten yra valdiška. Bet reikia tik pamatyti, nes čia ženklai tai nieko negali, viskas užmušta, uždrausta. Pasiėmėm kuprinės, pasiėmėm viską, tik dabar paliko mašinai, pradžią einam. Apžiūrėti. Nebedarom klaidų senų, kad apeini ir be reikalą velki. Gali pavaikščią tą kilometriuką pirmyn atgal. Tokiais vaikštam, lūžienom visokiais. Čia tipo su mašina roda kelią. Dar vis roda. O, žiotam? Aha. Tai čia iš po audros matyti jau. Ir tas ežeras yra va kažkur miški. Nu nėra ten ežeras, ten yra ežerėlis mažas. Ar tokius kas nors valgot? Šiaip žmonės sakė, labai yra sveiki, skanus. Bijau paragaučiai, mačiau valgą. Nu, kol kas dar nevalgysiu. Vėliau, kai Iš po nakties jau einant namo galės. Jeigu ką gal linksmiau vairuoto. Tai va, varom. Eik, tu čia vetikės kokios gražios. Taip ir rašė samanynai. Samanynai, samaniukai. Eik, eik. Kaip gražia. Tai čia mums tas vien žmogus sakė, kad reikia su spenigu ešeriukus gaudyti. Spenigus tai turim įsidėjai, turim ir paplūdį įsidėjai, ir slekų turim, jeigu ant ešerių. Tik klausims, kaip čia prieiti. Čia kuriantas, žiūrėk, laužiuks. Vieta, ką čia gera? Mums gerai įsikurti, kur žvejoti. Tam da paina, man atrodo, kažkas mato. Nu, su mano batais, kaip bus. Valdis, tai mundras. Čia gerutė, kiemenai. Žiūrėk, kaip supa. Kaip jausmas ant vandens. Laukai ant čiūžinis. Manau, kažkur įsikursim. Čia tau irgi, žinok, nesamščias įstoja, bet... Ir čia, žinokit, nėra ženklų, kad negali žvejoti nieką. Bilietus šį kartą turėjom. Nežinau, amo gal, kur čia, ar į ten, da. Na, matysim, gal ten kažkur praeit. Kaip ten, sako, jeigu randi pasagą, laimingas būsi, a ką ten? Reik neštis, namo vežtis, ant sienos kabinti. Ant sienos? Garažą tokį? Nu. Tai jau radai veškis. Pasiėmam. Mandriau nelabai randam kažką, negu tą mūsų pirmą vietą. Čia kaip
turgui, kai nueini, kai perki džinsus. Pirmą vietą būna geriausia, gali apeiti visur ir vis tiek grįši į pirmą. Tas tą patį. Pas tą patį grįši. Taip jau ir. Ne, jau skęsto. Ai, vieta. Jo. Pati pirmoji buvo. Kaip ir sakiau, kaip turgui. Nieko daugiau nerandam. Tas yra gražus ežeriuks. Bet čia jau yra ženklai, kad negali. Tas yra gerokai didesnis. Ir gal tokių pelkių nėra. Bet yra ženklai, kad negali. Grįžinėjam. Pasiimsime daiktus. Bus gera. Tai dabar bandom įsikurti nakčiai. Valdis sakė, hamaką ims. Tau čia parašiau vietą, va. Aš čia konkorė žinau. Tai čia bus kaip ir neblogai. Ten žemiau negali, nes yra šlapė. Kiminai labiau, samana. O čia toks biškin kalna, tai nežinau, gal tą panešam. Aha. Biški paimki šoną. Bus malkų, nu. Bus, matai, mėgot man kažkaip. Aš tai vietai tavęs, tai čia kriščiau. Šarnų vonė. Šitais, va. Valdis liepčia į vonį man gulti. Bet ne, aš noriu. Valgį turėtum šitais prie vietos. Noriu, čia bus vietoj pagalvis į kalniuką. Čia toks geras. Čia taip čiupt. Šiandien žinokit, nestandartinis video, tai ruošamės ir laivą daryti dėl to šašlikinės. Tai nežinom, ką daryti, nes 8 valandą planuojam laivą. Dovanot reiks. Norim ir pažvejot, norim ir grybų pasirinkti. Tai dabar gal einam greit grybų pasirenkam, nes iki laivo liko. Nes iki laivo porą valandų, tai dabar nei žvejot pradėti, nei... Einam grybų, tada jeigu bus laiką užmest meškeres, tai tada jau laivą. Jo, tada meškerikės, tada padarysim laivą. Šiaip įsikūrėm, viskas mano čia. Valdėlis ten ir stogą pasidarė viską, tai einam kažkiek grybų pasirinkti. O. Radau lepšiuką. Tokį vieną va. Gal bus geras. Tikėkimės. Nieko gerą nerandam. Yra čia tų penikių. Bet norim kažko gerą, kaip būt pasikepti. Oi. Kažkoks minkštas. Baravikėlis. Minkštas. Pabandykiam išmėsinėti vietoj. Kotas. Gatavas. Nu kaip ir sveikas. Da neimsiu, žinokit, sorry. Atsiprašau, kas
sakysit, kad mėtau grybus. Grybų yra daug. Reikia tik eiti į mišką ir rinkti. Kada voverečių randu. Tus paimkim. Gal sakykim, nieko taip normalaus ir nerasiu. Bet bent jau prie dešrelių kažką, kad rastume. Nu, žinokit, vakarienė užteks. Ir. Valdelis rada ir raudongalvę atrodo. Atrodo, tokia balta, bet tai pelkinė turbūt. Ir lepšiukų, lepšiukų, žinokit, labai daug. Tai mums daug nereikia prie dešrelių, kad pienių tų visokių daug. Tai neimam, nieko nedarom su nom. Tai ir vėl čia, kur be pasuksi galvą, norėjęs to gražaus grybą. Ruduokių labai norėjau, nu, daug nėra kelias, bet bus dėl skonė. Užsikursam laužą. Yra nejaukumas, žinokit, prieš laivą. Labai greit užsikūrenom laužą. Kol pajungiau kamerą, 2 minutės, lauželis jau pilna burna. Ir žinot ką? Turim, žinot, kiek valandų? Iki laivo turim valandą laiką. Ir nežinom, ką daryti gal. Gal dar reikia eiti užsimesti tą meškę ir vieną kitą. Spinigą einam pabandyti. Nu, Valdis pinigą aš pasiimsiu meškerį ir kukurūzą. Šiaip, sakė, čia daug ešerių, bet dėsiu kukurūzą. Žinokite, švaruolis. Atsimena. Uždėjau gerą porą metrų, meškerė važiuoja. Neaišku, nei kaip dugnas. Ne, reikia didint gilį, nieko nebus. Valdelis bando su spinigėliu. Uždėjau gilį, nu, gerokai virš 2 metrų. Tai plūdė atsigulė. Tai iki laivo būsim viską išbandę. Ir pažvejoti. Grybų radom. Reikia dar. Tai nežinau, pa laivą gal kepam. Tai jau grybai turbūt eis pa laivą. Reikia nusivalyti, nusitaisyti. Jaučiu kibimas. Šiek tiek reikia dar mažinti gilį, nes plūdė guli. Viskas. Pusvalandį pažvejojam. Kibimų nieko. Valdė su spenigu prasimėtė. Aš su kukurūzu. Nieko. Tai dabar einam dar pakūrenam laužą. Ir ruošamės jau po biškį laivą. Va, malkų turim daug. Sunaikinsma šiukšlių. Ir ruošamės laivui. Ištraukiam va kelią. Kelias parodom, kad tikrai visi yra... Visi kiti. Nu, va, Čia rašo Mantas Mikalauskas 7033. Nu, dar kokią vieną kitą. Nu, kad... Kitą. Kas kits bus?
Grafas. Nu, va, žodžiu, yra visi tikrai skirtingi, nieką nesukaltūrijom, tikrai saviem neduodam. O lapukų matai kiek yra? Čia tik vienas. O žiūrėk, kiek čia. Koši. Nu, makalok dabar. Ką, traukiam? Nu, laiko atšpigas jau. Nu, kurį? Tai dabar žinokit, bus tas traukims, lemiams. Sakau, nežinom, kaip matom. Parodysim ir į kamerą, nes ant video tikrai bus jau video švarus. Neturim šansą normaliai sufilmuoti. Nu, trauk. Nu, kas laimėjo šašlikinę. Robertas Jakas, 243. Sveikinam. Laimėtoja? Sveikinam laimėtoją. Iš tikrųjų labai sunkiai sekė su laivu. Tai laimėtojas yra Robertas Jakas. Žinokit, atsirado laimėtojas. Labai greit parašė. Kiek čia praėjo 2 minutės? Nu, 2 minutės, kol čia įsitraukiam grybus, kol ką. Moldelis va ruošas valyti grybukus. Jau čia darysim. Tai atsirado laimėtojas, žiūrėsim, parašys, neparašys, bet nu jau manom, kad prasinešim. Toks laimėjau, sako, mačiau, laimėjom, tai sveikinam dar kartą. Valio tau. Valio. O ką, mes valom grybus, ruošiamės, iš tikrųjų vakarieniai, labai daug valandų jau. Jau skrandį, gargaliai. Tai čia labai noram valgyti. Viskas, kimbam prie valymo, aš einu prie meškerių pažiūrėti, mano meškeriai yra užmesta. Valdelis pasties kamerą prie grybų, tai laukam vakarienis. Siriškinčia. Noriu tauko ar nenoriu daug? Nereikia daug. Gana? Da. Da, biškidės tokias. Da. O, gerai, porcija. Liktų kai skaniai. Skaniai? Da duona lypam ir kitą belę kaip? Žinokit, man irgi sėlės taškos. Ragaunam skanaus valgantiem. Belė kaip gerai. Kas nemėgs to, kaip čia yra, kur nevalga mesas? Vegetarai? Vegetarai? Tai nežiūrėkit tada. Atsiprašom, vegetarą. Atsiprašom, kad nužudėm kiaulės kūną. Vegano atsiprašom, kad grybus paėmėm. Bet ką darys? Aš liurpaliuk žinokit kaip einu. Yra ir lepšiukų, ir raudongalvių, yra ir rudmėsikių. Tai skonį žiauriai geras. Žiauriai. Nu, hebra, nelabai ką matot. Taip gal pašvies. Meškeris čia užsipynė. Kai visą laiką mano nieka gera. Bet dabar einu jau žvėjuoti tamsoj. Bandom. Eiktų jau čia savi pagau jauto. Pala, reikia atsipainėt. Radau, bet už kojas pakliuvo kabliuks man čia kažkur. Kodėl taip daro, kažkai nežinai? Eiktų, kai kiba. Meškerį atpyniu, bet į kelnes. Nu kas per šūts?
čia, ruojo kablys. Davai, atsikabink. O. Pavyko. Tik ką galiu pasakyti, Valdis atnešė fosforą. Kai visada pakramtau. Kad geriau įskleistų rūgštelį. O, storiai. Bet kukurūzą nelabai mėgsta. Arba nėra ką mėgti. Galima patraukti. Palauk. Gilis jau čia užkabinu. Arba nėra ką mėgti. Arba nežinau. Gilis, sakai, bug. Apie 2 metrus gilis. Per meškerį reikia atsinuoti. Nu, praktiškai jo. Aš per savo. Nu, panašiai. Šiaip žinokit, gilis yra nemažas, apie 2 metrai, 2 su viškiu, 2,20 gal, prie pat krantą. Tai yra net keista, tai dabar neturėjom pašarą, pašėriau kukurūzais. Pamėčiau, gal sakau kažką tai, nu, Valdis, matau jau, kas lieka. Lieka. Stok. Valdis lėkinis yra, ant snebė, žinokit, rankų įsimurzinti, o mane pažįstat jau. Yra. Matos, čia kukurūzas, 3 kukurūzai, čia slekiuks. Laukom kliovo. Turim laiką, valandėlį drąsiai žvejojam, laukom paskiau rytą. Rytą dar kažkiek praeisma. Tai va. Atplauko. Atplaukė. Paėmiau gaidžių lesalą. O, tinktas, gerai. Tai niekas, žinokit, pusvalandis. Nei išlieka, nei nieka. Kodėl tap? Nei išlieka, nei kukurūza. Vat ir ešeržeris kažkoks tai. Nei spiniga, nei slieka, nei kukurūza. Tai manau, eisam gal prie laužiuką da. Nu, neapsimok, nu kam gaiš laiką, kam stovėt, galim gražiai pasėdėti šiandien. Nu, einam turbūt, ale? Man atrodo. Viskas. Einam liulės. Ir Valdisai kažkur yra kupriniai nuodų. Reikda įsitraukti, nes jau jaučiu, kad dabar skraida. Visą vasarą buvo ramiai. Pradžiai vasaras buvo odų ir visada atsiranda gale vasaras. Tai matyt, tai taip daug nebekepin. Nu, būtų gera rasti. Žinokit, radau ir naudų. Į ką galiu pasakyti. Einam gulti. Matysiu, ką naktį, jeigu kažką išgirsiu ar kažką pafilmuosiu. O dabar ką sakau, labą naktį. Susimatom rytą. Už kelių sekundžių. Ate. Davai. Labą ryt, hebra. Ką jūs kaip mėgojat? Aš neblogai. O dainelėse. Čia
Čia turiu apsaugą va tokią. Tai neįskrido. Aš va gerai sakė, mėgos iki 8, ant jau ten kažką daro. Ką ten darai? Nešnek, droną kelną rytą. Sakė, labai gražu bus. Pažiūrėsim. Pasidėjai ant dugno abidvi. Ir galvoju, kol grybautojų nėra, reiktų palapinę aptvarkyti. Susidėlioti viską. Tada ramiai galės papusryčiauti. Ant greitųjų susimetu visus daiktus. Tas jau kažką daro. Kudara. Aš jau tavo meškerės spėjau sumesti. O pagauda ne. Eiktų kaip greitai nečiaverų. Mažas ir čia tokiam tai. Tada grybų uždedė į valgai, vėl su grybas. Vakar žiūrai buvo skaniai tas dašas su grybais pakeptai. Visas skonės grybo jautės. Apsivalgėm. Belia kaip gerai. O, buvo. Tai žinokit, konservus uždedam visada 2 kartus. Vieną kartą iki pradėjimo bėgti aliejaus. Jau dabar. Ir antrą kartą ant greičio. Nes kai pramaišai, tada įsimaišai, tada dar geriau pašyl. Išbandyta mūsų. Jau dabar lauksime arbatas, valgom, skanaujam, visiems skanaus. Vai geri pusryčiai. Turistų kaip vadindavo anksčiau tokie konservai. Turistų pusryčiai? Nu, būdavo ant tos karbonkas rašydavo turistų pusryčiai. Iš pardės kaip pirkdavo tokį. Bet pardai netokie. Žiauriai įdomi čia mūsų ta diena, video gavos per laivus. Nu, mums susitrukdo. Bet ką, smagia, daug donytė. Ai, tuoj, tokiam tiek. Nu ką, skanaus? Krantami bliūdus. Čia palaikydavo. Labai. Kiek esu valgęs, tai patys skaniausiai tie. Negalim sakyti, iš kur nieks pinigų nemoka, ne? Nu, paslaptis. Šeimynai parvežiau paragauti, tai šiaip irgi nevalga tokių. Ui, geruliai, sako, paimki man kokį 10. Tai valdės iš pradžio savo pasiimdavo, paskiau man, paskiau kam da. Tėvui. O dabar važiavau. Vilius, tai gal man paims kokį 10, jeigu važiuosi. O dabar dar ir iš mano šeimyną susimanė. Žiauriai skanus. Dabar atstovus. Pasakau tam žmogui, kur perku, nu vasaka prisidary bėdą, dabar turi čia visas apie prekį.
Pirkdavo krebikiam, o dabar jau dėžėm. Dabar dėžė, pirkau kokį 30 buvo nupridėta. Tai sako, tau reikia čia dėžės jaučiu. Geruliai. Žinokit, vietą paliksam gražiau negu radom. Nu, tų nebebus, aišku, Panaikinom laužavietę. Šiukšlę surinkom, kur buvo viskas tvarkingai. Tai va, o mes ką? Baigiam susipakavom, susirinkom. Ačiū, kad buvot. Ačiū, kad žiūrit, kad laiką spaudžiat. Ačiū, kad rašot, komentuojat, į konkursus, kad dalyvaujat, šaunuoliai. Ir ką, ir susimatom kitose video. Iki kitų kartų.